Toliau laidoje, kaip susikurti svajonių sodą iš kambarinių augalų savo namuose. O laidos konsultantė parduotuvių tinklo Žalia stotelė agronomė ekspertė Eglė Petkevičiūtė patars, kokios kambarinių augalų mados ir tendencijos. Jis sako, jog madingiausi dabar yra tie augalai, kuriems reikia mažiausiai priežiūros. Tie lepūs ir pretenzingi augalai yra kolekcininkų pasididžiavimas, bet ne visiems lengvai pavyksta įsigijus išlaikyti augalo dekoratyvumą, jo augimą ir paskatinti žydėjimą. Tad ieškoma tų paprastų namų sąlygom tinkamų atsparių augalų, kurie tiesiog būtų gražūs ir augtų be didesnio galvos skausmo. Tad vizdūnės, difenbachijos, kiti lapiniai augalai, galbūt sukulentai vis dar vyrauja kaip labai teisingas ir madingas pasirinkimas. Taip pat pastebim, kad vis populiarėja svyrantis augalai, vis dažniau ir įvairiau juos pritaiko įvairiose interjeruose, augina juos vonios kambariuose. Taip pat pastebime, kad į madą grįžta felenopsai ir orchidėjos, kurie itin tinka interjeruose, kuriuose gausu stiklo, metalo detalių, lengvumo, tai yra šiuolaikinė elegancija, kuri tinka visur. Ypač žavi šie dideli žiedai, kurie žydi ilgai, vėlgi atliepia tą pačią madą, mažiau lepiem augalams, žydi 3 mėnesius, kai kurios veislės išlaiko žiedynus ir 6 mėnesius. O sakykit, iš kambarinių augalų, kas yra čia topas šį sezoną? Kokios yra mados? Kalbant apie konkrečias rūšis ir augalus, tai vėlgi fikusai, tie tokie odiškais lapais, galbūt lyralapiai, kurie turi tokią struktūrą, blizgumą. Vis dar karaliauja zamiokulkai, kurių ieško, tiesa jau nebe tų žalialapių, o juodais lapais, ravenveislės. Laikau tą patį gerai pažįstamą zamiokulką, bet ta juoda spalva yra tokia geidžiama ir ieškoma, kad tapo šių metų mada. Mano rankose yra nežydintys santūriai, labai panašus į alokazijas, bet jie yra daug žalesni, netokio velvetinio lapo, labai išskirtinės ilgos formos. Jie yra itin gražus. Taip pat populiarūs ir žydintys antūriai, kurie dažniausiai būna raudonos spalvos, rausvos, baltos, bet būtent šitie nežydintis labai yra geidžiamas augalas į kambarinių gėlių kolekcijas. Selekcininkai padirbėjo, kad ir mūsų kambarinių gėlių šiek tiek lapų spalvos keistusi. Ryškėtų, tamsėtų, ar ne, ir labiau derėtų irgi prie tam tikrų akcentų. Taip, antūriai pataiko į tas madas, į paprastą priežiūrą, eleganciją, išskirtinės formas, blizgų lapą. Ir turiu labai įspūdingą augalą, gana retą, variegatinę karpažolę. Galbūt reikėtų žiūrėti iš šiek tiek arčiau, kadangi iš toliau jisai tarsi gelsvas, bet iš arti pažiūrėjus tai yra žaliai gelsvas, netgi dryžuotas augalas. Karpažolių būna įvairių, tiek žydinčių, tiek tokių labiau panašių į kaktusus, išties paprastos, gana grubios formos augalas, bet populiarus tuo, kad jis yra retas ir išskirtinis. Tad kolekcininkai kambarinių gėlių, kurie ieško kažko įdomiau ir dar neturi, būtinai turėtų atkreipti dėmesį ir į šią karpažolę. Dar viena nauja mada – tai įvairūs dideli, masyvūs vazonai, kurie puikiai įsikomponuoja į šiuolaikiškus interjerus, patarė parduotuvių tinklo Žalia stotelė agronomė Eglė Petkevičiūtė. Išskirtinio dizaino, įdomių formų, nebūtinai galbūt pretenzingų spalvų, bet tuo pačiu ir ryškus ir žemiški tikrai yra įvairių modelių pasirinkimų, kuriuos galima lengvai įkomponuoti, o su dideliais vazonais ateina ir dar kita mada, tai kompozicijos. Turime vienodus, bet skirtingo dydžio vazonus, kas labai dera kartu ir yra įdomu, atrodo geriau negu 2 vienodi. Ir pasirenkame skirtingus augalus. Kadangi turime labai išraiškingus, pačius iš savęs gražius ir stilingus baltus vazonus, renkamės ramesnius augalus, kaip Ficus alinirata bei Paparti microsorum. Jie yra panašus tuo, kad jų lapai yra blizgus ir abu panašaus žalio atspalvio, tad puikiai dera šioje kompozicijoje.
turime gana įdomią, elegantišką kompoziciją, šiek tiek ramesniuose pilkose vazonuose, kurie yra gana elegantiški, dera prie baldų ir aplinkos, o šiuose vazonuose pasodinome orchidėjas, kurios vėl populiarėja ir yra labai elegantiškos, ilgai žydinčios gėlės. Į tą patį vazoną pasodinome kitą mados tendenciją svyrančius augalus, tad karpyta gebenė, kuri yra labai elegantiška, tą tokią bangą sukuria gražią vazoną, o šalia kitame vazone pasodinome itin šiuo metu populiarų augalą, kiškiak papartį, kurio kupstas ir pats augalas labai gausus, įdomus, gražios eukalipto spalvos ir dera prie vazonų tiek prie kitų pasodintų gėlių, tad sukuria gana įdomų ir dinamišką vaizdą kambaryje. Na ir trečioji kompozicija gana griežta ir moderni šiuose išskirtinio grožio vazonuose, kurie tiks tiek biuruose, tiek viešosiuose erdvėse, tiek ir namuose bei terasuose. Pasirinkome gana ramų, atliepiantį madą į paprastos priežiūros augalus karduotės, kurios auga lėtai, yra be galo dekoratyvios, gražios ir kartu labai dera šiame gana moderniame vazone ir sukuria gražią kompoziciją. Tai dėkui labai, Egle, jums už patarimus. Pasinaudosime ir pasipuošim savo namus tinkamai. Dėkui. Kambarinių augalų kompozicijos dideliuose stilinguose vazonuose yra puikus pasirinkimas ir biurui, ir įstaigai, ir namų aplinkai. Jie įneš daugiau žalumos ir daugiau jaukumo.